Sveiki kolegos. Aptarsim mano 2 savaitės pasiruošimo. Vis tingiu paruošti filmuką, bet šiaip ne tai bent jau 2 savaičių apibendrinsiu. Tai plius minus ką pasidariau. Tai žodžiu buvo 17 lapkričio ir 27. Tai 2 sunkiausios trefkės. Tai kažkiek aš jų pafilmuoju, tai parodysiu, kaip sekėsi. Pirmiausia galbūt iš... tai čia vėlgi, baigiau savo mezociklą, tada dariau deloadą, lygiai visą savaitę kilnojau tik tai lengvus svorius, tai gausi gan ilgas toks deloadas, nežinau, biškai su mineralai sugrybavau, tai toksai jaučiausi, iš vis mažai atrodo jėgos dingo jėga, po to supratau, kad gal vis tik reikia į tą, tarsi mes ateit mineralus, biškai druskos dadėti, nes toksai jaučiausi tuščias, toksai, grinai mineralų disbalansas, gal net lengvai raumenis jaučiau, kad traukiai toks maždaug kaip artimi šlungių ir panašiai. Tai praėjau tas deloado savaitė, viskas lengvai, poilsis, ir ką, susiplanavau daryti taip, kad spausiu taip. Pirma, sunki treniruotė, tai 100 kg ir prieš tai padarau 3 max. 3 max šiuo atveju buvo 190 kg, tai uždėjau 109 ir pasispaudžiau tą maksimalų pakartojimų skaičių. Tai aišku, aš čia plius minus vis tiek stengsiu daryti 3, gal 4 kartais kiek išeis, bet sakykime daugiau 4 greičiausiai nelabai. Tai tikslas kiekvieną savaitę kelt svorį. Tai darbinis svoris yra 100 šiam, 5x5 ir prieš tai padarau maksimalų tokį intensyvumą, kad aktyvuoti centrinę nervų sistemą ir maksimaliai jėgos maždaug sudirbti. Tai padarau tam. Ir jo, tai mano pirma sunki treniruotė po šitų visų deloado buvo maždaug tokia, kad 193 repai ir 160 kg 5x5. Tai tuoje pasistengsiu surasti. Galim nuo pradžių pasižiūrėti. Tai buvo pirmiausia apšilimo satai. Tai tvarkingai su 140. Viskas paprasta, plotis gan platus, beje dėl pločio nusprendžiau, kad imsiu gan plačiai. Nežinau, noriu aš tą daryti siaurą spaudimą, bet nes jis tiesiog sveikesnis pečiam, progresas, galima irgi eina neblogai su juo progresuoti. Tricas šiaip iš esmės gan mažas tas raumuo, bet nežinau, bet šiaip po nieko daug galima tos jėgos užmest. Tai pakol kas dirbsiu taip, o po to matysiu. Tai paimau plotis, praktiškai imu maksimaliai tiek, kiek leidžia. Maksimaliausias toks pasirinkimas, tai praktiškai imu šitą, smiliaus pirštą per žiedą lygiai ir spaudžiu. Tai vėlgi čia buvo apšilimas. Taip. Tai galvoju, ar man pagal laiką sudėlioja. Taip. 15-18, 15-27, 3-4, gerai, tai manau kaip ir viskas ok. Toliau čia svoris buvo 100 kiam, 100 pėm, 100 šiam, 107. Tai čia su 107 pažiūrim, kaip važiavom. Maksimalus plotis, apsaugos visada. Stengiuosi maksimaliai tą įsirėtimą daryti, netgi namie tokius pratimukus darau grinai, kad pagulėti ant tokio išriesto kažkokio nors kieto daikto, kad grinai tą nugaros stuburą realiai, tu grinai čia presas tempėsi ir nugarą. Tai keli repai su 107. Taip, čia 108, 190. Tai čia jau mano buvo tas didžiausias. Pažiūrim, kaip atkilo 190. Taip. 190. Rankos biškai dreba. Nuleidinėjau gan. 100 tvarkingai. 100. 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
3, bet va trečias toks. Norėjau 4, bet trečias jau buvo, šiaip iš tikrųjų jaučiau, kad sunkus. Antras čia, man atrodo. Va trečias jau tada jau pradėjau jaustis, kad skirtingai rankos sudirba. Jo. Šitą biškį greičiau, kairė. Ir dešinė biškį lėčiau. Jau jaučiau, kad jau sunku, bet tiesiog bandžiau dar. Pas man yra tas spaudimas toks įdomus, kada aš spaudžiu. Atrodo, eina. Bet bam, nėra iš karto įglos su paskutiniu. Nu, toks. Tai va. Tai geriausias mano setas 190, 3 pakartojami. 17 dieną, lapkričio. Nu ir tada ką? 1, 2, 3, 4, 5 pratimukai. Spaudimas paprastas su 100 kg. Gan stengiausi daryti greitus, be pauzių vėlgi, nes pauzės labai išvargina, čia plus labai daug volumo, tai būtų iš vis kosmosas su pauzėm daryti. Tiek daug volumo, tai 100. Pirmas setas. Easy peasy turėtų būti. Nors pirmas kaip sunkiai nėra, nesmagiai. Dar kartą pirmą pažiūrim. Kažkoks nesmagus. Kartais tai būna, ypatingai su pirmais būna taip nesmagiai. Antras, jau stengiausi drąsiau. Nu, antras setas irgi viskas. Čia buvo antras. Čia trečias. Nu ir taip. Ir žodžiu, kaip ir neblogai, stengiuosi daryti gan greitai, stengiuosi be pauzių dabar daryti, nes, kaip ir matyt, su pirmu turiu tokią problemą, kad sunku nuleisti arba toks nedrasu, arba toks baisu, kad, tarkim, ant krūtinės užmesi greitai ir prispausi. Nežinau, tai kažkaip baisu atrodo numes greitai. Gal dėl tos, kad raumengumas didelis, lėtai nuleidinėta štanga, nežinau. Bet jaučiu, kad kažkaip tiesiog bijau leist ant krūtinės greitai žemyn. Nes kuo tu lėčiau leidai, irgi išsieikuoja tą energiją. Tai stengiuosi daryti grinai be pauzių, toks greitas, pumpas, greit meti žemyn ir kad ir tas pats pirmas išeitų būtent taip padarytai, su ta ideologija, kad ir pirmas jau būtų toks grinai greitas. Tai va. Nu ir ką? Mano pirmos treniruotės benčiukas praėjo taip, visai buvau patenkintas ganėtai neblogai, 193 repus. Irgi čia nebuvau prieš tai spaudęs tiek, buvau spaudęs 8-7-4 repus. Tai 193 repai čia panašus, bet 9, tai yra jo panašus ganėtinai pagal šiaip jėgą, bet 190 buvo spaudęs tik 2 kartus prieš tai. Ten kažkurioje tai treniruotė, tai laimingas dėl to, kad tiesiog irgi pagerino. Nu ir ką, mano vėlgi šito ciklo kitoks principas, negu anksčiau darydavau, tai kad padarai tą paprastą benčą ir iš karto eini daryti įtvirtintoj mašinai. Įtvirtintojus mašinai, šitam Smith mašinai. Tiesiog įtvirtinta štanga ir spaudė viską tą patį, bet spaudė jau su ramu. Tai va čia buvo dar 105 kg. Ir pasispaudžiau dar be nieko, bet va šitą dieną labai sunkiai jaučiausi. Ta prasme, aš dažniausiai darydavau praeitą savo mezo ciklą, dariau taip, kad šitus pratimukus antrą, tiksliau būtent šitam įtvirtintojų štango aš darydavau kitą visą dieną, tarkim, pirmadienį spaudžiu paprastą laisvą štangą, o tada trečiadienį tebūnie šitą spaudžiu, kaip pavyzdys. Tai gaunasi 2 tokios sunkios treniruotės tą savaitę, bet noriu padaryti dabar taip, kad maksimaliai sunkias abidvi, sumesti viską į vieną dieną, viską, kas sunku, tada daryti poilsį ir panašiai, tarkim, tai gausi sunki ir poilsis. Ta prasme, toks vienas sunki ir poilsis tada. Tai va dabar su tokia ideologija, kad visą tą sunkų darbą sudėti grinai vieną dieną. Aišku, gaunasi labai daug to volumo, daug nuovargio, daug darbo apskritai įdėta, ilgos tos labai treniruotės, bet su laiku josios mažės. Tai ta prasme, volumas po biškį mažės, intensyvumas didės, tai manau, kad bus biškį lengviau atlikti ir greičiausiai atliksiu ateityje, nes mažinsiu setus, svorį didinsiu, tai bus biškį lengviau. Bet va, ir kaip skiriasi, tai labai skiriasi, nes ateini šviežias, naujas, viskas cool, gerai jautiesi, tai čia tas svoris atrodo visai kitoks, jaučiasi, negu kai tu išvargęs ypatingai. Tu jau beveik maksimumą prasispaudai tuos 3 repus su didžiausiu įmanomu svoriu vos ne ir tada padarai 5x5, kas irgi yra sunku.
ir tada ateini čia dar tą patį praktiškai reikės daryti. Tai jo, daug volumo, daug nuovargio, bet visai man toks planas, manau, kad patinka. Nu ir čia dar irgi šiaip uždėjau daugiau, čia buvo, tuoj pasakysiu, šiaip planas buvo, man atrodo, daryti, jo, tricas buvo, čia buvo 125. Tai vat, nors planas buvo 185, 5x5 daryti, bet aš dariau, tipo galvojau irgi padaryti su vienu dideliu svoriu, kaip ir laisvoj štangoj, paspaudė maksimalų kažkokį tai skaičių didesnį svorį, grinai labai sunku, kad vos padarytum tuos kelius pakartojimus ir tada darbinį didį. Tai čia bandžiau šitą principą daryti, bet jau to nebedarysiu, nes biški gal ir per daug, jau ir išvargęs, tai geriau tiesiog padaryti tą įsikrovimą su dideliu intensyvumu. Ir antras planas daryti nuovargį. Tai tiesiog čia spaudžiu su 125, 4 repus padariau. Ir jaučiau, kad sunku. Ir po to galvoju, tada nebekelsiu daugiau to svorio, tai būnė 10 kg didesnis tas šuolis, bet taip ir palikau. Tada dėjau darbinį svorį 185 su ramu 5x5. Tai va, ir gavosi 1, 2, 3, 4, 5 pratimukai. Nu ir va, visus 5 drožiau su 185 kg. Aišku, su ramu, įtvirtinta štanga, 185. Ir važiuojam. Čia pirmas setas. Bet gan sunkiai jaučiausi iš tikrųjų tą dieną. Toks, beje pradėjau nuo drolo, tai pirmą savaitę 25 mg, šitą būtent. Tai toks lengvas būstas jautėsi, bet su mineralais dar toks nebuvau kažkaip ir super gerai pasikrovęs, toks viduriukas. Atėjau gal biškį per daug prisivalgęs, dar ganėtinai nebuvo spėjęs susivirškinti, toks reikėtų beveik 3 valandas pabūti. Nevalgius, kad tokį gerą trefkę padarytum, aišku, jau ten alkanas jautiesi gale, bet kartą per savaitę, jeigu tik kartą tas labai sunkiai trefkė, tai tebūnė tada. Tai va, čia antras, tas pats, trečias, ketvirtas ir penktas. Šokam iš karto prie penkto, paskutinio sunkiausio atlikimo. Tai va, visa ta treniruotė irgi čia truko apie 2 valandas. Atrodo, kad greitai padarai, bet realiai tu su kiekvienu 3-4 minutės ilsiesi, kartais net 5, ypatingai ten pirmą, antrą setą, gal dar 3 gali pailsėti, po to 4-5. Ypatingai norėjau tvarkingai užbaigti, šitą ilsėjausi minimum 5 minutės, gal net ir daugiau. Jau stengiasi pailsėti tiek, kad jau jaustum, kad atsigavęs. Aišku, čia tas nusiėmimas mito mašinai nelabai smagus, nes tu realiai išsuki riešą, tiesus riešas, bam, išsuki, maksimaliai išsuki, jau tada daug, tai nėra labai sveika riešam sukinėti, ypatingai dar jį. Gal dar tik nusiimti kaip nors, tai darau čia laikai tiesiai ir išsuki jį ant viso to svorio, tai galbūt ir negeriausias variantas, bet tebūnė stiprėja ir viskas, kaip ir sunkiausios atletikos, tai sportininkai realiai daužau tos svorius iš inercijos belenkokus ir tiem riešam, ir tiem sąnariam, ir kaip gyvena, taip gyvena maždaug, nežinau, čia tų teorijų daug visokiausių, bet sakykim, važiuosim taip. Nu ir ką? Pirmą trefkę baigiau taip ir visai neblogai, toks kaip ir buvo į lengvesnę pusę trefkė, nors labai daug volumo, tikrai pavargau, tikrai didelis buvo išsikrovimas, bet kaip ir viskas buvo ok, padariau. Nu ir ką, tada liko antra treniruotė. Tai paskutinė treniruotė, kurią dariau vakar, tai aišku, čia filmukai mesiu gal aš šiandien spėsiu įmesti 18 dieną, tai yra 28 dieną, tai vakar dariau, žodžiu 27 dieną dariau, lapkričio, ir jo, vėlgi, apšilimas, važiavom su apšilimu, čia buvo 14, 15, 16, lengva, čia tiesiog apšilimo dar setas, viskas easy peasy, jaučiausi gan tvirtai iš tikro, nebuvo kažkokių tikrai, kad nesmagiai, pečiai super, jokių ten traškėjimų, jokių nieko visiškai, nors prieš tai man net kaip tik toks buvo, bet pradėjau tvirtinti pečius per tą deloadų savaitę, kaip ir sakiau, kad darysiu, tai viskas super, pečiai sutvirtėjo, jaučiu, jokos skausmų nieko nėra. Beje, čia ir yra tas svoris, jo 192,5. Tai va, dariau naujas rekordas, realiai. Su 190 paspaudžiau
3 pakartojimus, čia uždėjau 192,5 po 10 dienų ir važiuojam 1, 2, 3 ir dar 1, 4. Ir tikrai nebūčiau daugiau nei vieno nepadaręs, čia nebent tuos pačius 4 gal per fuksą padarysiu su 125, tai bus jau labai laimingas. Kad tiek išeitų padaryti. Tai va, nu ir ką, darbiniai setai prasispaudžiu maksą, tada darbiniai setai su 165, tai irgi prieš savaitę dariau 100 šiam ir šią savaitę dedu 165 ir darau lygiai viską tą patį. Spaudžiu 5 pakartojimus, 5 setus. Trys, 4, easy peasy, pamušinėju, greitai, stengiuosi išmušti tiesiog principas pripratint krūtinę prie to biškį padaužymų lengvo, prie numetimo štangos ant krūtinės, kad raumuoji nebijotų mestis ant savęs tą svorį, kad greitai jisai tamti ir turėtų įgaustų pačiu kontroliuotų viską, tai principas toks. Nu ir ką, 5 setukai, nieko mandros čia neparodysiu daugiau, viskas, galiu parodyti paskutinį, nes paskutinis dažnai sunkiausias, tai matosi daugiau tų tiesiog gal kažkokių klaidų. 165 kilai, paskutinis setas, 5x5, 2, 3, 4, bet tikrai buvo sunkiausias setas šitas, jau jaučiau paskutinį repą, ar 4 jaučiau, kad jau nori greičiau užbaigti, reikia dauž, mes daryti maždaug, nes sunkiai bus, tai pats gazas. Aišku, dar ten gal būčiau padaręs kokį repą paskutiniam, bet jautysi. Nu ir ką, pradėjau daryti įtvirtinto štangui. Viskas tas pats, 1,6, čia buvo, tuo pasakysiu, čia buvo 190. Tai va, 165, 5x5 laisvoj štangui ir 195x5 su ramu. Vėlgi 5 kg padidinau svorį, tai ką dariau prieš savaitę, tai plus 5 kg, kas yra visai pakankamai daug per savaitę. Ir visai smagėjo, šiandien tai yra ta diena buvo super tokia savijauta visai gera, buvau pats tas apie 3 valandas nevalgęs, ta prasme, gan tuščias toks jaučiausi, jau vėl alkanas, ta prasme, energingas jautiesi, ne tai, kad pilnas, išsipūtęs, nenori maždaug net judėti, energijos mažai, tai pats gazas buvo toks. Irgi įdomu, čia buvo toks, maždaug jaučiausi, kad jau pradedant spaudimus Smith mašino iš to, tai jaučiausi jau toks alkanas, net atrodo rankos dreba, tai čia gal biškį gliukozės per daug suvalgė kūnas, tai nukrito biškį cukrus ir liaudiškai tariant, šiaip nemėgstu vadinti cukrum, gliukozė nukrito ir žodžiu pradėjau tos rankos drebėti, insulino gan daugokai ir tada nuvariau ten, nusipirkau tokį kaip ir šokoladuką, kažką panašaus biškį greito cukraus, tai įmečiau ir atsigavau ir vėl čiki piki. Taip ir parodo paskutinį. Nu ir paskutinį, tada gausi, ten su kolega dar užsikalbėjom, tai aš gan ilgai palsėjau, gal 10 minučių net gausi polisio, tai nu davai paskutinis setas, čia gerai palsėsiu, kad tikrai padaryčiau programą taip, kaip man ir priklauso, tai gerai palsėjau ir varysiu, sakysiu, sakau, max repų kiek išeina, kaip ir iš tikrųjų planas toks ir buvo, su paskutiniu max, būtent šitam, tai 7 repus padariau, nukrito čia ta apsauga mano, galvo blynas nukrito, nes pirmas repas labai lengvas buvo. Tai va, biškai išblaškė, bet nieko. Davai skoj mušiu max, tai išėjo 7 repus padaryti, kas irgi labai cool, tai kita treniruotė 125, čia buvo 190, tai kita treniruotė dėsiu 95 ir eis puikiai, manau. Tai va, tokia mano treniruotė, žodžiu, tokia treniruotė, tai kaip ir viskas cool, kita treniruotė dėsiu 195 kilus ant laisvos štangos, bandysiu spaust, šiaip tikslas yra 3 repai, jeigu išeitų 4 paspaust, kad ką ir bandysiu realiai, nors iš tikrųjų gali ir įmanoma, paleisiu dabar anadrolo keliu iki 75 mg, tai biškai bus boostas didesnis, tada buvo 50, pirmą savaitę 25, antrą buvo PM, dabar 75, šitą visą savaitę kaupsiu iki naujos treniruotės, jau 100 mg, kas yra ganėtinai nemažai, tai jo. Tai tikiuosi dar būsto neblogo, tokio biškai, kad jėgos pamestų, matysim, kaip čia man seksis. Tada spausiu 107,
spausiu 107, irgi plus 5 kilais daugiau, bet ne 5x5, o 4x5, tai reiškia tik 4 setus, kaip ir čia darysiu tik 4 setus. Bet šitaip darysiu ateinančią savaitę ir dar vieną savaitę. Tai bus maždaug 2 savaitės ant 5 repų 5x5, tada 2 savaitės 4x5 ir dar kitos 2 savaitės 3x5. Tai svoris pastoviai kils, o volumas setai mažės. Pakartojimai, tiksliau priimai mažės, lietuviškai vis susipainiu. Tai gausis, kad svoris didėja, o atliekamas bendras darbas, kiek iš jūsų padarėjai, mažėja. Tai gausis, kad tiesiog bus toks kaip ir įmanoma tą padaryti maždaug, nes tas 5x5 sunku, dar pastoviai didint svorį, tai labai būtų sunku. Ir apskritai, jeigu pavyks tiek pakelt, 107 iš tikrųjų dabar spausiu, tuos 5 repus, aišku, aš juos tikrai galiu paspaust, bet paspaus 4 setus tvarkingai gražiai ir prieš tai pasispaus dar ten 95, 4 repus, tai čia jau irgi daug. Tai tikiuosi, kad viską išeis padaryti. Toliau turiu tokį atsarginį planą, jeigu neišeitų, tarkim, padaryti šito visų plano, kiek dabar čia susirašęs esu, tai tada svorį toliau kelsiu, kaip ir susiplanavęs esu, bet mažinsiu ir pakartojimus, ir setus. Tai gal ten mažės iki 3x3, tebūnie galimai, ar galėtų mažėti, arba 4 tik repai bus pradžioj, galbūt po to gal tik 3. Tai tą intensyvumą aš vis tiek bet kuriuo atveju didinsiu, nes svorį būtinai jeigu reikia didinti vis. Negali ten tiesiog setų dadėti. Aišku, jis tas nuovargis bendras gerai, labai gerai, bet norint tikrai konkrečiai dirbti jėgai, tu vis tiek turi keltą didelį svorį. Tai va, tokie planai. Pradėjau dirbti daug su pečiais, grinai rotaciniai, užsidedu prie trosų, daug svorį užmetu, kad grinai treniruoti rotatorius, tai suturtėjau pečiai, tai buvo prieš tai toks keli rankai viršų ir toks lengvas traškesys atrodo, toks kažkoks nesmagus. Kaip ir neskauda, keliant visiškai nieko neskauda, bet toks nemalonus jautėsi net miegant, pavyzdžiui, arba panašiai, tai toks jo. Tai pradėjau rotatorius dirbti ir viskas susitvarkė, tai to nešta, ta prasme, iškart supratau, kad to man trūksta, nes čia dažna klaida. Ir jo, kas dar? Manau, kad visus dalykus paminėjau. Nugarą pradėjau daryti tricepsą papildomai, pečius pradėjau daryti irgi jėgai. Tai tiesiog dabar irgi padariau sunkią trefkę, tada 2 dienas duosiu pailsėti ir darysiu pečius štangoj, tai yra pečius. Sėdint mašiną, grinai su viena ranka 5 repus pakelt ir kiekvieną savaitę kyla svoris po 2,5 kg. Tai gal pavyks irgi pafilmuoti kitą treniruotę, tai pasidalinsiu. Tai va, nu ir ką, manau šiam kartui tiek ir susimatysim kitame. Iki.